Sveiki, jūs žiūrite laidą Po obelim balta. Šiandien mes esame unikalioje vietoje – Tiberiados vienuolyne Baltriškėse. Tarp vienuolių, kurių dauguma nelietuviai. Tad netrukus ir išsiaiškinsime, kodėl vienuoliai savo vienuolynų išsirinko būtent šią nuostabią vietą. Diena, garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Sveiki gyvi. Brolis Ivanas. Taip. Malonu matyti. Tai sakykit, kokiais vėjais į Lietuvą, kaip patekot į šitą kraštą nuostabų ir kodėl, pirmas klausimas iškart, išsirinkot būtent šią vietą, būtent Baltriškės ir būtent šitą Zarasų rajoną, šitą vietą. Turbūt Lietuva mus irgi išsirinko ir todėl čia esame. Manau, kai aš buvau vaikas, aš net nežinojau, kad Lietuva egzistuoja ir niekada neįsivaizdavau, kad čia kažkada atsirasiu, bet kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, pirmi lietuviai važiavo į vakarus ir susitiko mūsų brolius, kaip susidraugavo ir pasikvietė į Lietuvą. Ir kai broliai čia apsilankė, visi žmonės vienbalsiai sakydavo, kurkitės čia. Ir jie mums rodė labai daug vietų. Bet jokia vieta nebuvo mums tinkama. Ta tinkamiausia vieta tapo Zarasų rajone esantis Baltriškių kaimas, kuriame ir įsikūrė Tiberiados vienuolių bendruomenė. 2001-aisiais vienuoliai įsikūrė nedidelėje, praktiškai negyvenamoje vietovėje, kur retai pravažiuoja pakeleivingas automobilis. Ir broliai čia atvyko, įėjo į bažnytėlę, matė čia šventai Pranciškų, kurį labai mylim, matė šventąją Teresėlę ir sakė, mes čia esam namuose. Pusę pasaulio apkeliavęs belgų dvasininkas pasirinko būtent Lietuvą. Šis Dievo palaimintas kampelis dabar naujieji Ivano namai. Broli Ivanai, sakykite, jeigu 18 metais tik atvykote ir nežinojot, kur Lietuva, tai kaip jūs taip gerai kalbat lietuviškai? Kai mane paskyrė Lietuvai, aš sakiau, nevažiuosiu, jeigu negausiu laiko mokytis lietuvų kalbos. Ir buvo mano vienintelis reikalavimas. Duokite man pusę metų, kad nieko kito nemokytis lietuvų kalbos aš daryčiau. Ir tada buvo Vilniuje pusę metų ir kažką pasiekiau. Ir dar mokausi kasdien. Gamta yra tikra Dievo kalba. Ir kai būni čia tyloje, grožyje ir taip toliau, kaip apsiramina širdis ir norisi čia išbūti. Aš manau, kad žmonių irgi nuoširdumas šito krašto irgi mus labai traukia. Ir dabar, kai aš matau žmonės, kaip labai nori iki čia važiuoti ir tai yra labai svarbi vieta ne tik mums, bet visiems svečiams, ne tik lietuviai, kartais irgi Latvija ar kiti užsieniečiai sako, mes mylim šitą vietą, jaučiamės namuose, nors lietuviškai ir taip toliau nekalba. Tiberiados bendruomenė vienyje 20 vienuolių įvairiose pasaulio šalyse. Belgijoje gyvena ir seserys iš Lietuvos. Vienuoliai turi įsteigę bendruomenės Konge ir Filipinuose, tačiau nuolatinės veiklos minėtose šalyse nevykdo. Misiją atlieka čia, Baltriškėse. Sakykit, toks banalus klausimas apie jūsų tikslą šito žemėje. Koks jūsų tikslas? Jūs turit misiją. Jūs ją vykdot. Jeigu galit, atverkit mums savo tikslus. Tikslas yra gyventi Evangeliją. Ir Jėzus į visą pasaulį siuntė savo mokinius ir būtent mes matom, kad nuo pradžios kaip misionieriai yra visada užsieniečiai. Jie visada varo į kitus kraštus, tarsi parodytų žmonėms irgi Dievo kitoniškumą, nes Dievas nėra nei belgas, nei lietuvis, jis yra kitoks. Bet tai, sakykit, daug kas ir mato ir įsivaizduoja vienuolius, kad būna užsisklendę, užsidarę ir tokie daugiau maldoji, o jūs tokie atviri, pas jūs viskas atidaryta, bet kada galima ateiti, atsisės prie stalo, jūs pavaišinat pietumis, visus įsileidžiate.
jūs labai atviri, jūsų tokia irgi čia yra dalis jūsų esybės, ar ne? Taip. Bet aš jaučiu, kad mes ne tik tai dėl savęs gyvenam, mes esam kaip židinys ir žmonės nori prie to židinio prieiti ir jų negalim atstumti. Šita vieta yra be galo graži ir taip pat erdvi ir dėl to mes suvokiam, kad šitą vietą turim ne tik dėl savęs, bet dėl visų žmonių ir tas atvirumas tikrai yra gyvenimo dalis. Į Baltriškes atvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos ir iš Europos. Svečiai čia kartu su vienuoliais dirba, verda, pjausto obuolius, kartu meldžiasi. Beje, Tiberiados vienuolių dienoje yra griežta dienotvarkė. Kėlimasis 15 minučių po 6, 6:30 malda tyloje, 7:30 rytmetinė malda, 8 pusryčiai. Broli Ivanai, noriu grįžti prie jūsų darbotvarkės. Minėjot, kad pas jūs yra labai ritminga, tokia pakankamai griežta darbotvarkė, atsikėlėt malda, tada yra pusryčių gaminimas, pusryčiai, tada yra darbas labai svarbu, ar ne, tada yra malda, tada yra bendravimas. Sakykit, kodėl jums ta darbotvarkė yra svarbi, kodėl svarbus ir darbas, ir bendravimas su gamta, nes jūs patys auginat visą savo produkciją, kurią valgot po to, ir maitinat save ir kitus. Kodėl tai yra jums svarbu? Bet visą tas grafikas mus į tikrovę išaknyja ir tas rankų darbas mus sujungia su gamta, su žmogiškais poreikiais ir taip toliau. Mes žinom, kad jeigu nedirbam, irgi nevalgysime ir mums yra sveika ir gražu nuvalgyti visą tai, ką mes patys gaminame ir visą tas rankų darbas, kaip kukliai mus moko, kas yra gyvenimas tiesiog. Ir tada, kodėl tas ritmas tarp maldos ir darbo. Manau, kad mūsų pagunda būtų dirbti nuo pat ryto iki vakaro be pertraukos. Ir ta malda, kuri iš anksto yra nustatyta, į kurią mes esam įsipareigoję, mums primena, kad už darbą yra kažkas svarbiau. Tai yra Dievas, tai yra malda, tai yra meilė, tai yra žmogus. Prašantiems tavęs, o Dieve, kad uždegtų mūsų mylį, štai mūsų gyvenimų auka. Savo dvasią, prašantiems tavęs, o Dieve, kad uždegtų mūsų mylį. Prašantiems tavęs, o Dieve, kad uždegtų mūsų mylį. Štai mūsų gyvenimų auka. Suteik įžvalgumo tavo mokymą gerbti, visą širdimi jam paklusti. Man savo tarnui duoto pažado laikykis, pažado pagarbėti tavęs bijantiems duoto. Už viešpats atsigręžia į nedoruosius, kad išnaikintų žemėje jų atminimą.
Bet jūsų darbas, jūsų darbščios rankos, jūsų vienuolių rankos prikėlė šitą bažnyčią, prikėlė svečių namus, prikėlė visą šitą aplinką naujam gyvenimui. Kiek jūs čia įdėjote darbo, kiek jūs čia triūsėt, kad įkurtumėte tokią, kaip sakyti, apvaizdos paženklintą tokią vietą ir taip nuostabiai atrodančią bažnyčią? Čia yra labai didžiulis darbas ir, kaip aš sakiau, ne tik brolių darbas, bet visų mūsų draugų ir darbas kartu, komandinis darbas ir be savanorių, be talkų, be stovyklų ir taip toliau, daug iš to darbo nebūtų buvę padaryta. Darbštūs vienuoliai aplinkinių padedami Baltriškėse sukūrė rojų žemėje. Restauruota bažnyčia, sutvarkyti svečių namai, ūkiniai pastatai. Kaip praeitą savaitę, kaip kasėm bulves, visi kaimynai kaip atėjo padėti ir visi vieną ar dvi dėžutės vežėsi namo, bet jie mums padėjo irgi kasti bulves. Vienuoliai tikrieji baltriškių ūkininkai. Jūs tik pažiūrėkit, kokio dydžio užaugo brolio Gonzago pasėtos morkos. Nu, broliai Gonzagė, ar tu patenkintas šitom morkom? Be abejo. Jo. Labai tinka, kaip vadinasi, de lapin. Zuikams? Aha. Oho. Tinka triušiams. Labai gražus. Rudenį užderėjo neįtikėtinai gausus moliūgų, bulvių, ropių, kopūstų, pomidorų derlius. Kopūstas, taip. Briuselio. Ne Briuselio. Briuselio irgi yra, bet šitas yra, nežinau. Kaip viskas čia auga. Ir dar moliūgų eisim paskui, nes neįmanoma dydžio irgi, rekordininkai. Taip. Čia buvo svogūnai. Irgi dideli. Jau nuimti. Taip. Viskas, reiks atvažiuoti pas jūs mokytis ūkininkauti. Aha. Skundėsi, kad šiemet labai supuvė. Ar pas jūs geras? Bet jūs patys įvertinsit. Įvertinsim. O kiek čia tonų, kiek maišų? Kaip, ar neskaičiuoja? Neskaičiuojama. Mes daug turėsim ir dalinti ir dovanoti, nes tikrai mums yra per daug šiemet. Ivana, tai jūs propaguojat sveiką mitybą, kaip sako, ne? Taip, propaguojam. Bet atrodo... Kodėl jums svarbu yra valgyti savo pagamintą maistą, va čia užaugusią? Kodėl tai yra svarbu apskritai? Bet tai yra sveika ir dėl sveikatos mes tą darom, bet irgi dėl džiaugsmo patys užauginti savo maistą. Ivano teigimu, savo rankomis išaugintas maistas žymiai sveikesnis, turi daugiau energijos. Ta gali paliudyti jaučiai ir iš Belgijos emigravusi asiliukė Riešutė ir jos dukra Gilė. O ką gyvūnai šitie asiliukai, ką jie duoda jums ir svečiams, kokį pajautimą, prasmę? Tie asiliukai nudžiugina svečius ir Lietuvoje asiliukų daug nėra ir kartais žmonės iš tolo važiuoja jų pasižiūrėti. Ir jeigu turim asiliukus, o neturim žirgų, yra, kad asilas yra biblinis gyvūnas. Jėzus jojo asilą įeidamas į Jeruzalę ir nieks nebijo asilių. Ir asilas yra kaip nuolankumo ženklas. Ir tada supaprastina ir žmonės. Tiberiados vienuoliai sako suprantantis, kad šis gyvenimas ir visa, ką jis suteikia, didžiausia dovana. Tu ateini koplyčią ir tu gali tiesiog suvokti, kiek esu šiandien dirbęs ir padėkoti už tą, kad tu gyvoji, kvėpuoji, kad esi sveikas ir kad tu visą tai gauni iš Dievo rankose. Ir tai tada, kaip visą tai kaip susiguli tavyje. Tai šitos rankos irgi yra Dievo rankos, ar ne? Taip. Tai jūs veikia. Taip. Viskas yra Dievo dovana.
Ivanas, kaip ir jo broliai, negyvena izoliuoto dvasinio gyvenimo. Kalba apie karą, mąsto apie baimę, pavydą, kerštą, agresiją. Pasak Ivano, kiekvienam žmogui labai svarbu įsisąmoninti savo jausmus, o ne bėgti nuo jų. Pykčio manyje irgi yra. Ir kai aš susiduriu su pasaulio pykčiu, aš žinau, kad ne tik pasaulis yra piktas ar supykęs, bet aš irgi turiu tą smurtą savyje. Iš esmės, pyktis nėra būtinai blogas dalykas, bet yra jausmas. Staiga aš pykstu. Ir kartais tai yra net gerai pykti, kad tau negerai šitą matyti ir jeigu, viskas normaliai, viskas tvarkoja, kai vyksta tavo akise neteisybė, aš manau, kad pyktis yra tinkamas atsakas tuo metu. Dabar, kai vyksta nevaldomas pyktis santykiuose ir taip toliau, tai idealu yra neatsakyti iš karto. Bet kai jūs suvokėt pyktį, yra tie, kurie žudo kare ar ne, jie mano, kad taip turi būti, kad jie toliau žudo, bet jūs suvokėt pyktį ir nusiramina, tada žinot, kad čia yra negerai. Tai yra apmąstymas, čia yra suvoktas pyktis, matyti, jūs tą turėjote omeny, kad suvokti pyktį labai svarbu. Taip. Pažiūrėti į save iš šalies. Taip. Nes, kaip sako, tas blogis ir mes yra, ne, mes esame visi vienodi, ne, tam tikrą prasme, kaip kūriniai. Sakoma, kad lietuviai yra pavydūs, ar nežinau, ar jau girdėjo šitą. Taip, sako, bet ar taip yra? Bet aš manau, žmonės yra pavydūs, aš irgi esu kartais pavydus, bet... Ko? Bet reikia vėlgi visą tai stebėti, manyje vyksta pavydas dabar, bet ką aš darau su tuo? Ir jeigu aš tinkamai priimsiu šitą pavydą, tada bus balta pavyda. Bet jeigu aš neigiu, slopinu šitą pavydą, tada gali virsti juodu pavydu ir tada tai yra labai pavojinga, nes iš pavydo vyksta daug blogio. Nuo blogų minčių nereikia bėgti, priešingai, reikia apie jas galvoti, suvokti jų prigimtį. Ir su šitais blogais jausmais labai dažnai galim kažką gero daryti, bet reikia juos atpažinti, prijaukinti ir žiūrėti, kaip mes galim juos pakilti į aukštesnį lygmenį. Ir juos visus mes turim tos jausmus ir kitaip nebūtumėm žmonės. O tie, kuriems sunku susitvarkyti su savo mintimis ar jausmais, visada atviros broliškos Tiberiados vienuolių namų duris. Jūs čia priglaus, pamaitins, išklausys. Nesvarbu, kiek jums metų. Turtingas jūs ar ne. Juk visiems mums reikia prieglobsčio, užuojautos, saugumo. Saugaus gyvenimo laivo, koks ir puošia Šventojo Kazimiero bažnyčios koplyčią. O kodėl laivas? Man atrodo, Jėzus daug keliavo laivu. Jis nuolat plaukdavo nuo vieno ežero kranto į kitą ir man atrodo, kad bažnyčia yra tarsi laivas audringoje jūroje ir daug bažnyčių yra kaip namai, bet laivas irgi yra labai gražus įvaizdis aiškinti, kas yra bažnyčia. Tai yra kažkas trapaus ant audringos jūros ir mes su Jėzu plaukiam ir bandom kaip išsigelbėti nuo audrų, nuo pavojų ir taip toliau. Ir tame laive mes randam kažkiek saugumo. Vada, kas čia? Čia dabar kvietimas į maldą. Aha, tai čia griežtas ar ne? Griežta tvarka yra šita malda. Švelni tvarka. Tai kaip širdies polinkis irgi, bet tie varpai primena, kad Dievas pats kviečia. Ir tai va, dabar tada esam kviečiami taip pat.